Atrodo, padorios žiemos taip ir nesulauksime, tačiau vis tiek reikia kitaip vairuoti negu vasarą. Sveiki, čia Reidas. Vingio ir Jūrininkų gatvių sankryžoje jaunas automobilio Mitsubishi Colt vairuotojas pasivijo automobilį Renault Clio ir pylė į šio galą. Automobilio vairuotojas 7 mėnesį ne viena esanti rasa buvo išvežta į ligoninę stebėti, o Karoliui sukėlęs avariją papasakojo štai ką. A seniai pats vairuoji? Senai. Nu, kiek senai? 2 metus. 2 metus? Pavojingas amžius. Pirmą avarija, va per 2 metus kasdienį važiavimą. Nu, palauk, aš 17 važiuoju, dar tik vieną irgi turėjau. Nu, tai aš 2 metus teisės turiu važiuoti, tai dar daugiau. Klausyk, o kas nutiko? Nu, nespėjau sustoti su keliais. Nu, gal ne pirmirksinti pradėjo stoti, ar dar kažkaip ar tiesiog? Nu jo, pradėjo pirmirksinti stoti, aš bet jau galėjo dar važiuoti. Staigiai pradėjo stovyti ir nespėjau sustoti. O mestis niekaip negalėjai mestis į antrą, į trečią, į pirmą jos? Nebespėjau. Nebespėjai? Greitis nedidelis buvo? Nebuvo didelis. 70. Karolis pats dirbantis automobilių remonto dirbtuvėse su draugo automobiliu nutarė nuvažiuoti į vieną degalinę kavos. Nusipirko kavos savo ir draugui. Jie per avariją išsilaistė salone. Būsima mamytė per avariją beveik nenukentėjo, tiesiog tokia tvarka yra. Jeigu į katastrofą, mažą ar didelę, patenka nėščioji, medikai vis tiek veža mamytę į ligoninę stebėjimui. Jaunieji tėvai, dori ir padorus. Būsimoji mama policininkų prašė, kad šie stipriai nebaustų avariją sukėlusio jaunuolio. Vieną trečiadienio vakarą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad mokyklos gatvėje lengvasis automobilis partrenkė dviratininką ir iš avarijos vietos pasišalino. Avarija įvyko mokyklos gatvėje šalia prekybos centro. Automobilis nubloškęs dviratininką iš įvykio vietos nuvažiavo. Jaunas vyras patyrė siaubingus sužalojimus. Reanimobilis vyriškis skubiai išvežė į ligoninę. Ten 25 metų dviratininkui Egidijui bus diagnozuotas juosmeninės srities stuburo slankstelių lūžimas. Atliktos kelios operacijos. Tuo metu, kai įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnai, buvo sudaroma avarijos schema, renkamos automobilio šukės, apklausiami liudininkai, iš tamsos išniro neblaivus jaunuolis ir prisipažino padaręs avariją. Ir iš jos pabėgęs. Sakė, tai pasielgęs dėl šoko. Jūs pats vairavot? Taip, aš pats vairavau. O pati istorija kaip atsitiko? Taip istorija, kad su draugu išvažiavome alaus gerti, nusipirkti ir tiesiog išpuolė į gatvę ir grinai žmogus važiavo su dviračiu ir pats matot, jeigu jisai būtų varęs, jis būtų kažkas ten būtų čia, jisai grinai šoko ant lango ir Supratau. Iš to išgašio tikrai ir nuvažiavau toliau ir tai, kad kažkas bėgti ir tikrai pats dar ir dabar negaliu atsigauti tai, ką padariau. Bet jūs pakankamai toli nubėgot nuo avarijos vietos? Netoli, tiesiog mes čia buvom. 1,5 kilometro gal bus, ne? Nebus 1,5? Nu, mes čia buvom, čia, šitam servize ir pravažiavau čia vyrai, sakau, ką daryti ir... Ką vyrai pasakė? Sakėt prisiduot policijai? Įvykio vietoje partrenkto dviratininko bendraamžiui Vytautui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,38 promilės alkoholio. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Praėjusių metų gruodžio 3 dieną Statybininkų prospekte automobilis Audi partrenkė ir mirtinai sužalojo moterį. Automobilis iš avarijos vietos nuvažiavo, tačiau kitą rytą į policiją su advokatu atvykęs pilietis prisipažino sukėlęs tragišką avariją. Deja, po avarijų ne visiems prabyla sąžinė. Praėjusių metų gruodžio 15 dieną Klaipėdoje Taikos ir Raudonės gatvių sankryžoje iki šiol nerastas automobilis partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią 21 metų Skaistę. Merginai atliktos kelios sudėtingos operacijos, jos sveikata gerėja, o automobilis, spėjama, kad baltos spalvos Opel Astra, ieškomas toliau. Ir kitas siužetas apie pėsčiuosius. Penktadienį apie 7:30 ryto Klaipėdoje Taikos prospekte per avariją sunkiai sužalota 37 metų moteris. Avarija įvyko kone policijos patrulių akivaizdoje. Žardės žiedu pagal iškvietimą važiavo policijos patruliai. Jie pamatė, ką tik įvykusią avariją, iškvietė medikus ir kelių policijos budėtoją. Jinai sako, sekretoriai darbo, jie ant RPK netėjo. Čia bus greičiausiai iš ant RPK sekretorių. Ai, netgi šitaip? Jo, atėjo policininkas į darbo, netėjo sekretorius, šviesi trumpais plaukais. Greitoji gulėjo šviesi trumpais plaukais be sąmonės. Automobilį Mitsubishi Space Star vairavęs 30-metis Žilvinas susikrimtęs iš karto pripažino, kad moterį partrenkė pėsčiųjų perėjoje. Iš žmonos brolio skolinto automobilių važiavęs vyras prie anavatos šviesoforo reguliuojamos pėsčiųjų perėjos stovėjo pirmas, užsidego žaliam šviesoforo signalą, jis paspaudė greičio pedalą ir kitoje šviesoforo nereguliuojamąją pėsčiųjų perėją partrenkė iš kairės pusės ateinančią moterį dešinę automobilio pusę.
Jis jos nematė. Vairuotojas buvo blaivus, pėsčiosios kūnas nuo perėjos buvo nublokštas 11 metrų. Stipriai sužalota moters galva. Jai buvo atliktos kelios sudėtingos galvos operacijos. Moteris dirbanti Klaipėdos antrojo policijos komisariato sekretorė ėjo per pėsčiųjų perėją ir iki darbo buvo likę vos keli žingsniai. Sekmadienio rytą apie 9 val. Klaipėdos policija kreipėsi 34 metų pilietis ir pareiškė, kad naktį nuvažiavęs nuo kelio Klaipėda Jokubavas, Baukštės upelėje paskandino automobilį Opel Agila. Kelių policijos pareigūnai kartu su piliečiu nuvyko į Klaipėdos rajoną Baukštininkų kaimą, kuris parodė vietą, kur nuvažiavo nuo kelio ir paskandino automobilį. Automobilis srovė buvo nunešusi apie 100 metrų nuo tos vietos, kur nuvažiuota nuo kelio. Vyriškis aiškino, kad apie pusę 4 ryto esant slidžiai kelio dangai jis nesuvaldė automobilio ir staiga nuvertė signalinį stulpelį, atsidūrė upėje. Pilietis iš skęstančio automobilio išlindo per langą ir nuėjo ieškoti pagalbos į netoliese esančius namus. Atsitiko taip, kad kažkas susimylėjo ir netgi parvežė šlapę pilietį į Klaipėdą. Jis aiškino, kad važiavo vienas. Rytą jam nustatytas nežymus girtumas 0 ir 0,9 promilės alkoholio. Jis paaiškino, kad jis 2 butelius alaus gėręs tik po avarijos. O koks skirtumas kiek? Vis tiek gerti po avarijos draudžia įstatymai. Jaunuolis laisvės spaudai buvo pareiškęs pretenziją dėl žodžio darinio, jog salone mėtėsi tuščia tara. Jis norėjo, kad reportaže nuskambėtų ne tuščia tara, o tara. Juokas juokais, bet protokolas vis tiek surašytas už tai, kad padaryta avarija, sugadintas svetimas turtas ir apie tai nepranešta policijai, pabėgta iš įvykio vietos. Teisėjui tai tikrai bus nusispjauti, kas parvežė naktį namo šlapę pilietį ir kokia tara mėtėsi skenduolio salone, tuščia ar pilna. Vokietis Klausas, neetatinis reido reporteris, jau virš 10 metų Lietuvoje, tačiau vis negali atsistebėti mūsų vairavimo kultūra. Jis klausia, ir kur jos moko vairuoti? Na, mes nutilėsime, kur jos moko vairuoti, bet kažkur moko, jeigu jau paėda iš vietos. Taigi, Klauso rubrika. Šilutės plentas išvažiuojanti dama iš Kauno gatvės galėjo gauti skaudžiai į šoną. Tiek skaudžiai, kad jos mašina būtų neberemontuojama. O čia mokyklos gatvės viadukas. Dar tais laikais, kai buvo 3 juostos ir BMW nebūtų BMW, jeigu neniurkteltų tarp mašinų. O čia dar tie laikai, kai Lietuvoje būdavo žiema ir pilietis išvažiuodamas iš prekybos centro teritorijos tai padarė drąsiai, beatodariškai ir kas jam, juk jis vienas kelyje. Kiti veikėjai prie Vilniaus išvažiuodami iš degalinės teritorijos taip pat pakraupino Klausą, lenkdami visus per dešinę pusę. 36 valstybinėse numeriuose leidžia važiuoti degant draudžiamam šviesoforo signalui, nežinojot, tai dabar žinokite. Šilutės plente Klausas užfiksavo rekordą 5 automobilius, kurių vairuotojai pravarė degant draudžiamam šviesoforo signalui. Pėstieji yra potencialūs savižudžiai, ypač jeigu jie bando skersai kirsti judrų greitkelį. Tai yra pirmas greitas kelias į Dausas pas Šventą Petrą. Arba bandantys savo laimę eidami link naujojo turgaus, degant raudonam šviesoforo signalui. Arba kitaip, jau einant iš turgaus su pirkiniais. Taip pat nedėrėtų daryti degant raudonam šviesoforo signalui. Čia vienas dar mums parodys, kaip nedėrėtų įvažiuoti į vieno servizo teritoriją Minijos gatvėje. Ir rubrikos pabaigoje Klausas nori atsiprašyti reido žiūrovų ir šio pėsčiojo mokyklos gatvėje, kurio jis nepastebėjo. Arba pastebėjo, bet per vėlai, nes juk būtų sustojęs. Dabar mūsų ir jūsų dėmesio reklama, o po to toliau laidoje matysite. Metai nauji, kaip ir reido herojai, tik jos vienyje vienas dalykas. Vieni girti. Nu, kas tu toks? Galintas tu esi, iš kur tu esi? Kiti dori. Liukai, labai gražių šaunu. Vieni laimingi, kiti nelabai. Kur? Kur? Aš susirasiu. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsėme laidą. Vieną sekmadienį nuo 7 val. Ryto 3 Klaipėdos kelių policijos ekipažai išsirikiavo Plungės rajone, kelyje Mažeikiai Tauragė, Milašaičių gyvenvietėje. Buvo tikrinami vairuotojai važiuojantis į Rietavo turgų. Čia žmonės kažkokie nuoširdūs ir atviri. Karcai išgerti, mes apstami. Nu, teisingai, kartais reikia išgerti, kai nervai nelaiko. Profilaktiška. Kitas sustabdytas vairuotojas kitą kartą žinos, kad netgi turint rūpesčių dėl karvės tešmens, dokumentus vežiotis reikia. Kas gyvuliui? Susirgo karvė tiekimas tešmens. Važiuoja vaistų pasirodo. Aišku.
Sustabdyto visureigio Mercedes-Benz vairuotojas po pūtimo sukurpė neįtikėtiną istoriją. Jis negeria alkoholio apskritai, o tai iš kur 0,15 promilių? O tai 0,15 iš kur čia? 0,15 iš kur čia? Registracija tik tai automobilio. Va. Registruosim ir lūkterkė daug. Gerai. Tai iš kur 0,15? Nežinau. Negėrėt vakar? Negėriau antibiotikus vartoju. Nuo antibiotikų dar nieks nepripūtė Lietuvoje. Nežinau, galim imti kraują. Nereikia to kraujo, 0,15 galima pūsti, jeigu ką. Tai aš nevartoju. Pradžiugino drausmingi dviratininkai, štai vienas iš jų. Tu vakar važiuoji? Ne. Neglimpės. Alkoholį vakar nevartoji? Ne. Ką klausot? Muziką per telefoną. Muziką per telefoną, aišku. Visiškai apšviestas esat. Cu capul meu, nu cunosc cu prința așa, nu te punctum, limen, matei sau dârșa. Ne, nu tai lėmenė matos, aišku, bet būtų dar gerai dar ką nors, kad ta kuprinė šviestų, nu. Tai atšvaista, ką pasidėti. Atšvaista? Nu, kad šiaip tai šviečiate tvarkingai. O tą visą laiką naudojat? Aha. Tai gero kelio tada? Ir netrukus prasidėjo šou, policijos pareigūnai sustabdė nuo Rietavo pusės atvažiuojantį automobilį BMW. Šio vairuotojas buvo tik su trumpikėmis, jokių dokumentų su savimi neturėjo ir buvo girtas. Nu, pafilmau. A įputė girdė. 151, nu. Nu, kas tu toks? Galintas tu esi, iš kur tu esi? Kam работаешь? С кем работаешь, а? С кем работаешь? Aš tai pasigausiu. Kur? Kur? Aš susirasiu. Prisėskite mašiną. Sako, jeigu labai daug kiekis, eisi pragarų, ten alus nemokamai. Gausi ten, tu žinau. Teisis, metam. O, kiek įpučiau? 151. Metam, ale? Metam. Gerbiu, policija. Jūs dirba soda, jūs žiaurimat. Šitas žiauriai maladės. Šitas žiauriai maladės. Visi maladės. O aš Nefilmuok. Visi maladės. Su visais žmonėm, kaip žmonėm. Gerai. BMW vairuotojui Vilniuje gyvenančiam piliečiui Ovidijui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,51 promilės alkoholio. Tada pilietis nutarė savo sveikatą pasitikrinti savo asmeniniu alkotesteriu. Sakė, mokėjo už jį 500 litų, tai tas rodys tikrą girtumą. Asmeninis alkotesteris taip pat parodė lengvą girtumo laipsnį 1,28 promilės alkoholio. Ir reido vietą atvyko Ovidijaus mama ir brolis. Brolis buvo blaivus, tai jam buvo patikėta parvairuoti automobilį BMW į senelio jubiliejaus šventimo vietą, iš kurios pas draugą pabėgo Ovidijus. Pusnagis vyriškis vis iššokdavo iš mašinos ir prisipažindavo, kad myli visus policininkus, o kitą kartą iššokęs pradėdavo plūstis, bandė glebesčioti su pareigūnais, bučiuotis. Jam surašytas administracinio teisės pažeidimų protokolas už automobilio vairavimą, kai nustatomas lengvas girtumo laipsnis. Švito, o šis vairuotojas, gimęs praėjusio amžiaus pradžioje, gal net po pirmo pasaulinio karo, bandė apvažiuoti policininkų sustabdytų automobilių koloną. Labas rytas! Tai ką čia pons daro dabar prieš eismą? Stovėjo žmogus, aš postikį dėliau. Nu? Ir apreikti, o žmogus nesitrauk. Nu, žmogus yra pareigūnas šiaip iš tikrųjų, bet... Pareigūnas ir aš sakau, gal dokumentus. Užsuidėjau. Bet tai ką jūs prieš eismą darote? Prieš eismą? Kodėl jūs prieš eismą išvažiavot? Nu, aš lenkiau. Ką lenkėt? Mašiną. A matot pareigūnus, kad reidas vyksta? Matėt ar ne? Matėjau. Nu, atsibodo eilėj stovėt ir važiuojat savo. Taip? Aš sakau, ką kiti stol, kiti stabdys. Kiti nestabdys. Mata, užstoji žmogus. Pons, supratau. O kaip jūs būtumėt prie to ženklo sustoję? Matot stop kontrolė? Būtumėt sustojęs priešais eismą, taip? Būčiau sustojęs ir paskui važiuoju. Kiek metų, pons, vairuojat? Nu, 60. Nuo 60, 55 metai. Nu ką aš jums galiu pasakyti, pons? Į dešinę, prašau. Reidui persikrošius į Plungę Salantų gatvėje prie grūdų kombinato buvo sustabdytas kovinis emigrantų automobilis Audi. Piliečių vairavusiam automobilį buvo paaiškinta, kad mūsų valstybėje, kaip ir užsienyje, tvarka turi būti. Automobilis privalo būti priregistruotas su techninė apžiūra ir apdraustas civilinės atsakomybės draudimu. Tuo metu vėl pakeitus reido dislokacijos vietą, dviratininkas pamatęs 3 policijos automobilius bandė pasislėpti daugiabučio kieme. Žinot, kad negalima būti išgėrus dviratininkam, taip pat žinot turbūt, taip? Ne, aš vakar tai gėriau. Ai, vakar gėrėt? Tai pažiūrėsim, kas čia. Jeigu vakar, tai vakar. Bet vakar stipriai bus turbūt, jaučiu taip kažkaip. Tai vakar jau būsit ėmęs iki kritimo, jaučiu taip. Atspėjau. Atspėjat? Jaučiu dėjat su galva į baltą mišrainę. 067. Vakar. Šiandien nieko negėrėt. Kavos.
ne visi dviratininkai būna girti. Tikrai ne visi. Jeigu nevažiuoja dviračio, tai jį stumia tada pėsčiųjų taku. Jeigu važiuojat, nėra dviračių tako, važiuojat kuo arčiau dešinę kraštą. O šiaip gražus, tvarkingi su liemenėm, viskas labai gražu. Gero kelio jums. Jau norėjusi baigti reportažą gaivia gaida, kai vis tiek kažkur prie Varkalių įkliuvo kitas girtas dviratininkas. 1, 2, 3, pons! Mes nustebę. 1, 2, 3. Bet liemenė ne už tai gavot, kad girtas, kad dviračių rekordininkas esat, o už tai, kad suvažinėtume su liemenė. Prašau jūsų labai, gerai? Jeigu negirtas striptizas Milašaičiuose ir ne 2 girti dviratininkai, tai tas reidas būtų apie tvarką keliuose, dėl kurių kovojama, tačiau kad štai tų girtų vis užtenka. Išaušo smulkių pasibaksnojimų pirmadienis Daukanto ir Salomėjos Nėries gatvių sankryžoje susikūlė valdiška Škoda ir Audi. Sužeistų nėra, o kaltų yra. Jų visada būna. Apie tai Škodos atstovas. Kaip buvo? Čia kolega. Kolega? Kolega. Jau stojo kelią tiesiog. Išsuko į kairę? Mūsų kaltė čia yra mūsų vairuotojai. Mes važiavom iš šonutinio, norėjom važiuoti į šalia, dešiniai stovėjo mašina, kuri suko į dešinę, važiavome, neapsižiūrėję, lindom ir šonai susidūrė. Supratau. Štai tokia situacija, kuri akimirksniu užkiša miesto gatves ir karts nuo karto pasirodo informacijos, kad eismo įvykių deklaracijas reikia pildyti nepatraukus mašinų iš įvykio vietos. Net teismai tai yra nurodę. Na, kažkaip reiktų vadovautis protingumo kriterijais. Jeigu viskas aišku, tai traukiam iš sankryžos į pašalį mašinas ir tiek žinių. Ir kita istorija panaši. Prieš pat vakarinį transporto piką 2013 metų laidos Kia nuskriaudė kolegų automobilį Chevrolet. Čia avarijos būna kitokios, kai antroje ir trečioje juostose sustoja praleisti, kad kas galėtų pasukti į kairę nuo Kalniuko į Dubysos gatvę. O dabar viskas įvyko atvirkščiai. Buvo atsitrenkta į iš Dubysos gatvės išvažiuojantį automobilį. Susukau, paskui persekiau į tą juostą ir iškart čia įvedžiau. Bet vis tiek keitėt važiavimo kryptį ir iš šalutinio kelio. Važiavau į pirmą iškart, paleidau į antrą, persisukiau ir važiavau jau trečią, kad jau persireikėjimas, buvau nebuvau skersai, mašina tai. Bet taip žinokit, man kaip ir skersai beveik atrodytų, žinokit, iš tikrųjų. Kur yra persireikėjimas, kur jau juostas, jau trečioji juostoje. Nu nesvarbu, bet keičiant važiavimo kryptį. Jo. Aš užkišau, ne visai, bet nepalai suprantu. O tai čia esate jau įpuolęs kažkur, tai kad čia špaklius, ar ne? Nesupratau. Jo? Ne iš salonų? Sužeistų nėra, tad traukiam į pašalį ir atidarom eismą. Eismą atidarom. Rubrika Filmuoja reido reporteriai, pradėkime pėsčiųjų pasivaikščiojimais. Jie sukelia mums daugiausia bėdų. Iš Taikos prospekto tik įsukus į Paryžiaus komunos gatvę, eina sau pėdas, sviruoja ir dar nustemba, matote, iš kur čia mašina jo kelyje atsirado. O čia Varniai, Žemaitijos vidurys. Atvažiavęs į miestą šio mikroautobuso vairuotojas, eismo veikėjas, pabandytų šitai pastatyti mašiną tiesiai ant pėsčiųjų perėjos, gautų per ausis iš karto su protokolo kopija. Vingio gatvėje automobilis, kurio valstybinius numerius puošia lengvai įsimenami skaičiai, galėjo ir sustoti prieš pėsčiųjų perėją. Juolab antroje juostoje jau buvo sustojęs mokomasis automobilis. Nes kas gali būti, kai yra nesustojama prieš pėsčiųjų perėją, apie tai šis siužetėlis. Nustėrot? Vaikeli, ir tu geras. Kitą kartą nebėg per gatvę. Nebėg, supratai? Nes, na, ką daryti su tokiais bėgikais, bėgančiais degant raudonam šviesoforo signalui, žodžiu, geri visi, ir vairuotojai, ir pėstieji. Tik primename, kad karts nuo karto kažkas taip iškeliauja į dausas. Senvario žiedas čia netrūksta įmantrių situacijų niekada. Štai ir dabar Toyota tik lyst į žiedą ir vos negavo šonan. Kas yra, netraukia dizelis? Ar traukia, kaip tik ten, kur nereikia? Nes, kad traukia Saabą į tą Senvario žiedą, apie tai ši video apibraiža. Iš pradžių įlenda į menką tarpą tarp mašinų, po to išlenda per dar menkesnį tarpelį tas, tik neaišku, ar tai įžūlu, ar profesionalu. O čia kretinga, čia taip dėdukai gali pasukti prieš tavo nosį, sukdami ienas prie malūno. O čia taip pat kretinga ir čia ne tik dėdukai, bet ir profesionalūs keleivinių autobusų vairuotojai. Štai taip skinasi savo kelią transporto spūstyse. Aišku, jeigu tik toks reiškinys gali būti kretingoje. Primename, kad Šilutės plento ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje negalima sukti iš antros eismo juostos link Jakų žiedo, jeigu atvažiavote nuo Debersino gatvės. Tai galima daryti tik iš pirmos juostos ir basta. O kas čia dabar per jovalas? Kas taip vairuoja? Iš visų pusių bele kaip? Čia Londonas, lietuvių tėvynė antra.
Ir medžiagą mums atsiuntė emigrantas, pats vos negavęs nuo vietinės blondinės į šoną. Žodžiu, blondinė ir Londone yra blondinė, ne tik Alytuje, ponia Genė. Ir dabar kelyje iš tarptautinės perkelos išvysite savaitės pavairavimą. Komentarai turbūt nereikalingi. Idiotas ir tiek. Tai šiandien tik tiek. Kitą kartą gali būti ir žodžiai prie kapo. Ačiū, kad buvote su Redu, o mes pasimatome kitą antradienį 20 minučių po 8 val. Vakaro. Argi ką nors naujo pasakiau? Tad būkite aplankyti. Sudė.